Sveiki. Štai išbaigta terasa 4,20 ant 9,30. Šonai jau išramstyti, viskas sutvirtinta, viskas suvesta, siūlės pagautos. Čia po terasą iškart esam paruošę džekuziui padą betoninį 50 cm žemiau negu terasos paviršius, kad esanti džekuzį pusę metro būtų tik išlindus virš terasos. Iš karto paruošėm visus kampinius ir išcentruotus polius būsimai stoginiai. Visur sudėti reikalingi sutvirtinimai bei metalai begeliams būsimiems stiklo paketų konstrukcijų varstymui. Visą terasą pabaigiam. Dabar parodysiu dažną klausimą žmonių, kurie nėra susidūrę su plytelėm. Ar galima ant plytelių šokinėti? Štai šokinėju, kalu, nieks čia netrunka, nieks nelūžta, nes žmonės, kurie susideda, visada galvoja, kad jos yra plonos 1 cm ir gali greitai lūžti. Bet pirmai su 2 vyrais šokinėjau, niekas čia nieko nevibruoja ir nelūžta.